Rigips Aku Pro plokštės. Kam ši plokštė yra skirta? Ši plokštė, kitaip sakant, yra skirta pagerinti atitvaros garso izoliaciją. Tai vėlgi labai priklauso ta garso izoliacija ne tik nuo pačios plokštės, nuo konstrukcijos, nuo profilių. Aišku, kuo plokštė yra sunkesnė, tuo jinai geriau izoliuoja garsą atitinkamam dažnyje. Tai ta plokštė yra sunki, yra 12 kg kvadratinis metras, yra kietesnė, nes jau su paprastais varžtais jos neprisuksit, yra specialūs varžtai, tokie hardfixai pas mus vadinami dar. Nes paprastų varžtų galvutės neįlenda, tai jau galima ją prisukti, bet glastytojas atėjęs jau duos velnių, kad blogai prisuktos plokštės. Tai jeigu naudojant, tarkim, Aku plokštę pagal tą masę vadinamą, tai du sluoksnius Aku plokštę sumontavus praktiškai atitinka tą patį, ką sudėjus 3 sluoksnius paprasto gipso iš vienos pusės. Tarkim, jeigu dar iš kitos pusės, tai aišku, ta masė yra didelė ir didelė įtaka turi. Labai mėgsta šitą plokštę viešbučių projektuotojai. Esam padarę netgi kelis, man atrodo, 3 gal viešbučius su šiomis plokštėmis ir Gendrangovai darė bandymus ir visose atitiko tą, ką mes deklaravom. Netgi dar geriau gavosi negu čia, man atrodo, Radisson Blu Konstitucijos prospekte viešbutis ir Gedimino prospekte Neringos viešbutis. Tai kas liečia garso izoliaciją, tai viskas labai gerai gavo.